nežinau, ką ir pasakyti. Mes čia svarstėm, kokiem čia menams priklauso. Vieni sakė instaliacijos, kiti sakė interdisciplininiai menai. Nežinau, kaip Giedrius pats dirbo. Koks čia žanras yra? Buvo žmonės klausė. Fotografijos, pastelės, kavos aparatas. Taip, kadangi kavos aparatas turėjo veikti per parodos atidarimą, bet dėl tam tikrų kliūčių neveikia, tai Mikalojus Vilutis sako, tai va jis ir yra meno kūrinys. Tikras meno kūrinys neveikia. Ką, visi turbūt žinot Giedrį Jonaitį ir jis mus stebina, kasmet stebina, ir mes visada su dideliu džiaugsmu laukiame jo parodos, kuri visuomet yra siurprizas. Tokios buvo ankstesnės parodos ir turbūt nieks neužmiršo to įspūdžio, kurį padarė jo kunstkamera ir visa kita. Ir taip pat po vestuvinės kelionės. Irgi nieks neužmiršo. Nu ką, aš žinokit, kol kas dar neįsikirtau, taip sakoma, šitą visą reikalą. Man tai tikrai labai smagu, patinka, bet žodį gal suteiksim kolegoms. Pradžiai gal Mikalojus Vilutis, kuris sako trumpą, drūtą žodį ir aišku. Nežinau, apie meną aš dabar gal nekalbėsiu, mane tai nustebino, kai Romutė sakė, kad Giedrius čia kitoks. Labai jisai atsiskleidžia įvairiom formom. Tai šį kartą sakyčiau, taip santūriai atsiskleidė. Šiaip jau kartais jis atsiskleidžia ir ne taip santūriai. Nu, šį kartą žodžiu taip ir dar, nežinau, dar ne toks, kaip čia su Miglė kalbėjom, kad pas jį labai daug idėjų, iš tikrųjų idėjų labai daug, jos tokios skirtingos skiriasi viena nuo kitos, daug turbūt idėjų jame telpa, žymiai daugiau turbūt negu kad jų įgyvendinimo, bet ir įgyvendinimo pakanka, labai įvairaus. Tiek, čia. Aš tik tai Giedriui dariau čia tokius paveikslėlius kompiuterėje dėliojau, ir tokią panelę dariau tokią panaši man į Miglę išėjo, kad galvoju, va, kažkaip man labai panaši kompiuteriai išėjo. Viduliauji? Ne, kodėl, nepaviduliauji. Tai ir dabar galvoju, vat Giedriui padovanosiu, nu kaip čia pasakyti, atsarginę Miglę, jeigu ką. Va. Bet viskas visa mano kalba, ačiū uždėmį. Nu ką, dabar pakalbėsim profesorių Liudą Kepežinską. Nežinau, aš net ką ir pasakyti. Mūsų katedros ląstelėje labai gyvybinga ir nenuspėjama. Aš apie meną tikrai atrodo nieko nesuprasiu. Neleidžia nekalbėti. O šiaip, kadangi atrodo siaurų blogi reikalai, turbūt, kad Jonaitis Vyto tėvas yra, tai ko gero turėsim naujus rytus su fotografijom ir instaliacijom. Tai prasme, gal ten vėl darys, nes euras, ko gero, neteigia. Ar visiems? Nežinau, viską aš pasakiau. Tai labai ačiū iš viską. Ir dabar, kad uždėti pakšuką, mes dar Ramutė visą provokuoja. Bet man toks smagumas suėmė geležinkelį. Važiuot norisi, ir taip tikra, ir šviesoforai. Iš tikrųjų, o paskui čia galvojau, čia turbūt ant mokslininkų namų tos žvaigždutės, bet žiūrėk, čia bažnyčia pasirodo. Mažas skirtumas. Ne mažas, didelis skirtumas ir tada susimašiau, ar žvaigždės ir kryžiai ten šviečia. O ten radau Giedrio labai fainos tapybos, iš tikrųjų. Ten pastelė šiandien. Nu jo, nu sakyk, gali būti tapyba pastelė iš tikrųjų, o tie kaip klasikui svarbus dalykai, santykiai, plonybės, viskas čia yra, iš tikrųjų jisai teisingai pavadino parodą, čia yra klasika. Ir netgi prisiminiau Levitano paveikslą, kur publika, jo tai buvo ištapyta mėnulis virš Volgos, kad visi lindo už paveikslą žiūrėti, ar ten nepritaisyta žvakė, kokią ar nešviečia. Tai
visokių minčių kyla atėjus. Bet Giedrius galvoja, kad vienas gyviausių žmonių tarp mūsų, visi mes gyvi iš tikrųjų. Anas labai gyvas ir Erkė vasarą, kai kanda, tai atutaupo to. Atkuta. Ir jisai nori ir bendruomenę, kad būtų akademijoje. Mes tokia esam dabar komisija kažkokie mokymuose mūsų mokina. Važiuoja, kaip sukurti bendruomenę, tai dalinamės idėją. Jisai sako, svarbiausia paišyti ir kokį nors meną daryti, tada visą laiką bendruomenę. Ir šiandien matau iš tikrųjų čia bendruomenę tie pas Giedrių ir pasižiūrėti jo žiburiukų. Bet man žiburiukai gražiau, kur peizažė, geležinkelė, ant piršto tos gulinčios, jeigu ant bambos. Nepataikė. Nepataikė ten. Mažai jausmų. Ačiū, Giedriui. Paplokim ją. Iš tikrųjų, kas nori kasmet daryti parodą ir kasmet daro vis kitokią parodą, tai yra Giedrius. Jis visada pilnas tų sumanimų ir, kaip sakė Arvydas, jis tikrai labai toks gyvybingas, nerimastingas yra ir ieško, ir atranda. Ir vis dėlto, kodėl klasika? Ir dar 0.2. Nes dabar viskas kitaip. Pagauk, aš negaliu atsakyti. Pavarkęs esu ir ne, aš nelabai ką turiu pasakyti. Aš kaip visada ten galiu paverkšlent, kad ne viską padariau, ką norėjau. Bet ne kaip visada, bet dažnai taip. Ai, nespėjau ten kažko, nepadariau, buvau daugiau sugalvojęs. Bet šiaip, nuotraukos gražios, pastelės nelabai gražios, plakatas gražus. Oi, aš dar ne Levitano ten buvo paveikslas. Kuinčiai. Čia labai daug nuotraukų yra iš mano kaimų, iš salininkų, kur aš gyvenu. O čia tiedai kortom pliekia prie krūdo, ten visi tie marinistikos, tai iš mano kaimo. Ten mano šuo yra, o ten kaimynas toks yra, ten tas videkas yra. Aš maniau, kad Stoma. Ne, ten nestoma, ten mano kaimynas Jonas sakė, kad ateis, bet nėra. Geras grįžas. Bet tu sakai, kad čia ar konsultavo tave, ar tu tarėjai. Ai, taip, jo. Ne, bet Saulius Grigoravičius buvo mano pagalbininkas didelis, daug nuotraukų yra jo darytų, kažkurios mano, tai va su Sauliu, labai Sauliu, ačiū iš tikrųjų. Paskui Linas Blažiūnas, mano studentas, padėjo man plakatą tą sureikštas iš šito, buvau be filmo beveik, sakau, Linai, galėtų padėti, važiavo. Jo, galiu, savo, važiavo, pavalgėm, pamigojau, nepadėjau. Dar kažkas padėjo. Tai vaikas vienas padėjo, tai neprisiprašau, gali padėti? Ne, negaliu, ten pas mergas. Vaikai negali. Yra paskelbta. Taip, ne viskas spėjo, tai tu aiškiai, tai padarėm. O jeigu mes dar Saulių Grigoravičių pakalbėm, Jo, tai pakalbėm. kaimynas, taip sakė. Ne, Draugas ir dalyvavo labai dalyvavo. Kartu pirkom daiktus, Navirvortai vištą pirkom, rašalą bombą pirkom, citriną pirkom, konservų dėžutę pirkom, po to Navirvortą pastatėm, išafotkino tada. Aš bendravau su kaimynu, tuo tarpu su to Jonu, ten pasitikėjau valstybės kadarį. Paklauskam Sauliaus, kaip pirko, tai jau žinojo, kad čia bus meno kūrinio dalis, ar ne? Tai be abejo. Galit pasakyti, ką nors? Pasakyti porą žodžių. Okei. Kodėl, atsakysiu, kodėl klasika 2.0, kadangi profesūros institutas yra sunkiai atskiriamas nuo akademijos, o akademija vis tiek yra tokia šiek tiek nostalgiška vieta, kurioje daug visokių gerų žanrų yra. Visi kūriniai yra suskirstyti atitinkamam žanrui ir apie žanrą gali geriausiai spręsti profesorius turbūt. Gal ateityje ir akademikas. Čia dėl žanrų kvestionavimo kaip ir nebegali būti. Su jais viskas aišku. Kodėl čia yra klasika antros kartos? Todėl, kad pasaulis per paskutinius 30 metų, 20 metų pasikeitė smarkiai ir esmingai, kadangi naujos technologijos kiekvieną žmogų kaip ir
įgalino būti menininku. Labai lengva, pasiimi kamerą, fotografuoji, va prašom, gražios nuotraukos. Va, ir kitas profesorius gražiai pasisakė, ačiū. Tai pasidaryti menininku yra labai nesunku. Tai va, reiškia, sukergus profesoriaus instituciją su naujasniam technologijom, gaunam klasiką 2.0. Labai ačiū. Dabar ramiau žinokit.